pasibaigia. Tas sakinys ypatingas. Jis ne tik tai apie 1009 metų kovo 9 dienos įvykius, bet šitame sakinyje pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Todėl šiandien mes ne veltui susirinkome čia, nes šiemet yra 1002 metai Lietuvos vardo. 2009 metais kovo 9 dieną minėtas iškilmingai tūkstantmetis nuo tos tolimos dienos, pavasario dienos 1009 metų, kurią aprašydamas kitos šalies, svetimos šalies metraštininkas pirmą kartą parašė Lietuvos vardą. Vėliau dar daug turėjo praeiti metų ir šimtmečių, kol mes patys ėmėme jį rašyti ir skaityti. Rašyti gražiai, skaityti skambiai. Ir ne veltui labai šitos datos siejasi su tuo, kad mes iš naujo, kitaip, išdidžiai, garsiai, naujoviškai ėmėme jį rašyti ir skaityti 1990 metų kovo 11 dieną. O jeigu aš drįsiu sakyti, kad mus išmokė rašyti, tam, kad visi matytų, skaityti, kad visi girdėtų šitą žodį vardą Lietuva, mūsų garsus poetas, dvasinis tautos vadas ir vienas iš įtakingiausių Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo veikėjų Justinas Marcinkevičius. Šią pamoką aš pradėjau ištrauką būtent iš jo eilėraščio. 1990 metais kovo 11 dieną Lietuva drąsiai pasakė, kad ji yra. Dabar mes klausysime kovo 11-osios dokumento skaitymą. Vakarinio dangaus šviesoje, koks gražus tavo veidas, gimtinė. Atsiklaupk ir tylėk. Tegu ši erdvė prisipildo tavęs, nes tokia yra meilė. Per širdį eina šaukdamas kraujas. Gimtinė, likimų lopšy, tavo tikslo ieškojau nerasdama. Vieversio lizdas arimų platybėse. Tu, taip gera žiūrėti į žydinčią obelį, miegantį vaiką, į tavo akis sukanotas. Bet ieškau gėlės, kuri man primintų tave, kurioje visą laiką kvepėtų vaikystė ir vakaras, šiltas, mieguistas. Kaip papuls į konkursą? Jūs visi panaudojate
pačias, artimiausias, trapiausias, ryškiausias spalvas. Tai yra popierius, tai yra gėlytės, tai yra toks lankstymas, tiesiog sulankstymas. Kai kurie siuvinėjo šitą vardą. Ir mokykla pasipuoš šiais darbais. Ir 10-okų darbas pirmame aukšte, galime įvardyti, apibūdinti kaip meninė instaliacija ilgalaikė, kur panaudota pakankamai įvairios medžiagos, kaip ir jūsų visų. O dabar mes visi gražiai, kiekviena klasė užbaigs šį sakinį. Pradėsime pagal laikrodžio rodyklę. Mes rašėme Lietuvos vardą, nes... Palaukit. Ne, tiek daug darbo įdėjome. Paklausykime, užbaikime gražiai. Ir aš labai norėčiau 10-okai. Aš visą laiką ten labai prašau jūsų. Mes vertiname ir jūsų darbą, vertinkime ir mes vieni kitų darbus. Mes rašėme Lietuvos vardą, nes mes mylime savo tėvynę, jie yra mums brangi ir mes tikimės, kad jie visą laiką išliks laisva, kokia jie yra dabar. Rašėme šį vardą, nes Lietuva yra mūsų gimtinė, kurioje mes gimėme ir augame. Čia yra Edgaro darbas, jis čia siuvinėja ir piešia. Pasitraukit. Pasitraukit. Mes rašom Lietuvos vardą, nes Lietuva niekada nepasidavė. Tai sakykit jums. Apie Lietuvą sužinome daug iš laikraščių ir žurnalų ir vis norime dar daugiau sužinoti apie Lietuvą, nes ji yra mūsų gimtinė. Garsiau sakykit. Garsiau. Lietuvoje gyvena. Toliau. Mes piešime šitą plakatą, nes mes mylime Lietuvą, joje augame ir mokomės. Mes piešime šį piešinį, nes labai mylime Lietuvą, kokia jie dabar yra. Garsiau. Šį žodį mes rašėme, nes geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona spalva tai kraujas, kartu jis tai Lietuva, o Lietuva tai mūsų tėvynė. Sakyk. Mes parašėme šį vardą, nes mes juo didžiuojamės. Taip. Ar mus visi išgirs, šeštokai mus girdės, tai šeštokai paklausykit pirmokų. Prašau, Deimantė. Rašėme Lietuvos vardą, nes norim sužinoti apie Lietuvą daugiau. Rašėme Lietuvos vardą, nes mes gyvename Lietuvoje. Tai dabar kas gali pasipolinti. Dabar